Labas vakaras. Eteryje Akistata. Šiandien laidoje bus parodyti vaizdai, kurie sukrėtė Lietuvą. Vaizdai, kuriuos žiūrėdami žmonės verkė. Vaizdai, kurie gali pakeisti viską. Šiandien laidoje specialus reportažas apie tai, kaip buvo draskoma mažoji mergaitė. Pamatysite visus nemontuotus vaizdus ir patys galėsite nuspręsti, kuri pusė sako tiesą, o kuri įžūliai meluoja. Taip pat laidos metu mes jūsų klausime, ar galima grąžinti mergaitę Stankūnaitei, neišnagrinėjus pedofilijos bylos. Skambučio kaina 1 litas. Pinigai, kurie bus surinkti jūsų balsavimo metu, atiteks kilniam tikslui. Už juos bus įrengtas vaikų apklausos kambarys, kad tokie nukentėję vaikučiai kaip mažoji mergaitė turėtų kur papasakoti tiesą apie savo skriaudėjus ir jais pagaliau patikėtų. Na kągi, o dabar metas pradėti pačią sunkiausią akistatą mano gyvenime. Vaizdai, kuriuos netrukus pamatysite, iki širdies gelmių sukrėtė visą Lietuvą. Tūkstančiai žmonių, klausydami mažos mergaitės klyksmo, negalėjo sulaikyti ašarų. Man pačiai nesuvokiama, kaip atsakingos institucijos tarnybos vykdant tokius sprendimus šitaip chaotiškai gali elgtis neatsakingai. Ašaros, riksmai ir beviltiškas, už širdies griebiantis mažos mergaitės klyksmas. Šį vakarą Akistata parodys visą Kėdžių namuose filmuotą medžiagą, nemontuotą ir nekarpytą. Jūs savo akimis pamatysite, ką iš tiesų buvo suplanavę policijos pareigūnai su antstole priešakyje. Dabar mažosios mergaitės likimas ir jūsų rankose. Net ir dabar, sėdėdami namuose ir žiūrėdami mūsų laidą, jūs galite padėti nulemti mažosios likimą. Jūsų pilietinė pozicija, jūsų balsas gali priversti atsikvošėti tuos, kurie turi galios sustabdyti šitą mažosios mergaitės draskymo košmarą. Skambinkite ir balsuokite, nelikite abejingi paskutinės vilties vaiko pagalbos šauksmui. Dabar trumpa reklama. Netrukus tęsime šią išskirtinę Akistatos laidą. Labai galimas daiktas, kad kaip tik šiuo metu, kai jūs žiūrite mūsų laidą, Kaune Garliavoje mažosios mergaitės namuose vyksta dar baisesnė drama. Labai gali būti, kad kaip tik šiuo metu antstolė su armija iki ausų ginkluotų pareigūnų suguldė ant žemės mylinčius mergaitės senelius ir tetą Neringą Venskienę, šį kartą jau be jokių vaiko teisių apsaugos darbuotojų, vykdo prievartinį teismo sprendimą. Labai gali būti, kad jau nuo rytojaus apie mažosios mergaitės tolesnį likimą nebežinosime nieko. Todėl yra ypatingai svarbu, kad visi jūs išreikštumėte savo pilietinę poziciją, atsakydami į mūsų laidos klausimą, ar galima grąžinti mergaitę Stankūnaitei, neišnagrinėjus pedofilijos bylos. Nuo jūsų atsakymo gali priklausyti mažosios mergaitės likimas. Na, o dabar pradėkime pagrindinę šio vakaro akistatą. Ašaros, riksmai ir beviltiškas, už širdies griebiantis mažos mergaitės klyksmas. Šį vakarą Akistata parodys visą Kėdžių namuose filmuotą medžiagą, nemontuotą ir nekarpytą. Jūs savo akimis pamatysite, ką iš tiesų buvo suplanavę policijos pareigūnai su antstole priešakyje. Aš vakar tai šoką buvau, aš net netikėjau.
Aš Audronė tenai paskambino verkia, aš jau ir kaip tik apie 12 buvo, aš jau neturėjau posėdžių ir tada jau tą mobilį greitai ir parvažiuoti. Aš netikėjau, sako, baisu, dar man kaimynė paskambino, sako, baisu, sako, muštynį. Aš tai netikėjau, aš tą įrašą, kai aš tai žado netekau. Kad taip vyko tas vaiko paėmimas. Aš tai iš tikrųjų, aš iki pat, aš nežinau, aš kelias valandas tai žado buvau netekusi. Tačiau iš pradžių grįžkime į praėjusį ketvirtadienį, kuomet liūdnai pagarsėjęs Kėdainių teismas priėmė dar vieną nutartį – leisti jėga pašalinti visas mergaitės perdavimui motinai trukdančias kliūtis. Čia, žinokit, aš galvoju, čia pragaras, jau pasaulio pabaiga, jau čia, žinokit, baisu. Aš nežinau, ar jūs matėt Lietuvoje, kad taip vaiką imtų ką? Ar jūs matėt nors vieną atvejį jau, tu laisvoj Lietuvoje 20 metų, nu čia baisu. Penktadienis. 10 val. Ryto susitikti su mažąja mergaitė, lydima kaukėtų apsauginių, atvyko Laimutė Stankūnaitė. Ir tada kažkoks nejaukumas buvo, nes tie mergaitės apsauginiai, kurie turėtų būti, pradėjo uždarinėti duris. Irgi taip grubiai man kažką paklausė už to apsauginio, tai jisai man atrėžė vieną bobą, vieną akį, sakė, nu taip toksai... Nemandagus buvo. Taip, būtent tas veidas, kuris mane mušė, tas apsauginis. Ir jau jie buvo su tom kaukėm ant veidų stovėjo. Susitikime dalyvavo ir vaiko teisų apsaugos specialistės. Dabar jau žinome, nuo jų buvo nuslėpta, kad tą dieną planuojamas mergaitės perdavimas motinai. Bet kokia kaina. Ar jūs žinojote, kad ruošiamasi perimti mergaitę? Ne. Tai buvo tik tai pagal mamos prašymą numatyti tą savaitę susitikimai mergaitės ir mamos bendravimo. Ir aš vykau į eilinį susitikimą ir tiesiog bevykstant tam susitikimui atvyko antstolė ir tada jau... Na gerai, neatėjo ir sako ką, mes imsim mergaitę? Iš tikrųjų, tai, aš detalių kažkokių labai didelių nenoriu pasakoti, bet buvo įteiktas prašymas, kuris buvo adresuotas ne man asmeniškai, tai buvo skirta Kauno miesto ir Kauno rajono vaiko teisų vedėjom ir aš paaiškinau, kad tai nėra tinkamas įteikimas ir kad aš atvykau vis dėlto į eilinį susitikimą mergaitės ir motinos, o ne į šitokio rimtos sprendimo vykdymą. Bet antstolė pasakė, kad tai yra tik tai reikalingas mūsų dalyvavimas ir tiek. Tai kažkokie veiksmai niekas nebuvo aptarta. Nei per tą visą buvimo laiką, nei tuo labiau, kaip pagal visas procedūras turėtų būti, kad, žinant, beprecedentį atvejį šitą, kad tai labai gerai apgalvota situacija, visų tarnybų dalyvaujančių bendri veiksmai, jokio šito dalyko nebuvo. Nei iki tol, nei tuo metu, kai antstolė atvyko. Jūs matote filmuotus vaizdus iš Kėdžių namų koridoriaus. Policijos pareigūnų lydima antstolė pareiškia, kad netrukus bus vykdomas teismo sprendimas. Tuo pat metu, kai antstolė įžengia į vidų, Kėdžių namus apsupa neregėtai gausios policijos pajėgos. Į Klonio gatvę Garliavoje atvyko net 10 policijos ekipažų. Pareigūnai glaudžia vora apsupo namą. Į viduje girdimus grumtynių garsus ir mažo vaiko klyksmus jie reagavo akmeniniais veidais. Mes jaučiamės dabar šoke, mes nežinom, kurią minutę kas atvažiuos ir kas bus toliau, kadangi valstybė, padėtis nekontroliuojama. Jūs nesitikėjo to, kas čia įvyko? Ne. Mes kažko tikėjomės, tik ne šito. Nes šitaip negalima. Taigi čia 8 metų maža mergaitė ir kad va šitai būtų ant grindų draskoma, tai palaukit. Tai jeigu vaikas jau klykia, tai yra blogai, tai ar policija turi ginti vaiką, ar policija turi mūsų neleisti ginti vaiko? Jūs man pasakykit. Bet žinot, kas baisiausia, kad policija tą girdėjo ir negynė. Kada kaukyti 3 vyrai, tąsi moteris vaiką, policija už durų, tam pačiam kieme, toj pačioj valdoj, ramiausia stovėjo. Ir kas jam davė tą nurodymą? Matot, aš galiu atsakyti, kad tas konfliktas, galiu pasakyti, kad iš vienos pusės, ką žinau, esmė tame, kad ten konflikto kaip ir nebuvo. Tai buvo vaiko tąsymasis. Ta vaiką tąsė artimieji. Ir vėlgi aš sakau, ne policijos reikalas atskirti. Jeigu aš būčiau savo ranką pridėjęs bet kokiu atveju prie
išlaisvindamas, aš būsiu jau naudojęs prievartą prieš mergaitę. Prieš mergaitę policijos pareigūnai prievartos nenaudojo, ne tik prieš šitą mergaitę, bet ir prieš visus vaikus prievartos nenaudojo, nenaudoja ir nenaudos. Ką jūs ten veikiate? Mes užtikrinom teismo nutarties vykdymą. Mes užtikrinom iki to, kol vaikų teisių pareigūnė sužlugdė šitą vykdymą. Jūs manote, jinai sužlugdė? Taip. Tačiau neužbėkime įvykiams už akių. Kai atvyko antstolė, kambaryje toliau vyko Stankūnaitės ir jos dukters pasimatymas. Staiga už durų buvę artimieji išgirdo kaukėtų apsauginių komandą "Ima". Jūs pati girdėjot šitos? Savo ausim girdėjau tuos žodžius. Savo ausim ir vyras girdėjau, mes visi girdėjom, nes mes koridoriui tam buvom. Imam. Ir jie visi tie kaukėti tie vyrai ir dar vienas jų viršininkas suks, paskui šitas policininkas, antstoliai visi. Ir aš ten buvau, ir mes su vyru irgi. Mergaitė tuo metu stovėjo prie, kur va čia. Prie kampučio stovėjau, tai aš prie jos, jinai greitai jau mane griebėsi, ir aš ją apsikabinau. Seneliai ir kedžio teta Audronė Skučienė tyčia suvirto ant vaiko. Apsaugos darbuotojai ją tik siekė išgelbėti. Taip, per skubotai surengtą spaudos konferenciją kalbės policijos atstovai ir antstoliai iškart po įvykio. Kadangi buvo nuvirto senelė begeldėdama savo anūkę irgi apsikabino ir senelė, tada senelė anūkė. Į pagalbą atbėgo dėdugas, jie nuvirto ant žemės, ant viršaus. Ta mergaitė tiesiog jau traiškit, jie patys pradėjo, nes Kučienė dar užgriuvo ant viršaus. Ir tada apsaugos darbuotojai, gelbėdami, jūs galite juoktis nesijuokti, bet tai buvo. Tačiau filmuotoje medžiagoje aiškiai matosi, jog tai tik dar vienas įžūlus pareigūnų melas. Pažiūrėkite į sulėtintą vaizdą. Mergaitė stovi apsikabinusi močiutę, išsigandusi ir sutrikusi. Tuomet vienas iš kaukėtų apsauginių prieina iš nugaros ir tiksliu judesiu parverčia Laimą Kedienę kartu su anūke ant žemės. Tai jeigu tą įrašą sulėtintai peržiūrėti, tai labai aiškiai matosi, kaip Stankūnaitė prieina prie mergaitės, o mergaitė yra apsikabinusi močiutę, o iš močiutės nugaros prieina apsaugos darbuotojas. Vienu metu. Mergaitės apsaugos darbuotojas. Ir Stankūnaitė griebė mergaitę, o apsaugos darbuotojas už nugaros griebė močiutę. Ir matyti tikėjusi tą močiutę atplėš, bet taip gavosi, kad apsaugos darbuotojas jas parvertė abidvi ant žemės. Atrodo, kad jie buvo paprašyti ar suderinta su jais, kad tiesiog tą vaiką jėga išplėšti ir išnešti. Galiu atsakyti, jeigu jų buvo paprašyta jėga išplėšti vaiką ir išnešti, jūs tą būtumėt ir pamatę. Tai viską sustabdė vaiko teisų apsaugos darbuotoja, kuri rėkė ir sakė, kad gana traumuoti vaiką. Taip. Jeigu to būtų nedarius, be abejo, turbūt vaikas būtų jau dabar. Aš nežinau, kas būtų, jeigu būtų. Kedžių namuose prasideda precedento neturinti drama. Maža mergaitė visomis jėgomis įsikabinusi ant žemės parversta močiutė. Vaiką iš Laimos Kedienės glėbio bando išplėšti Stankūnaitė ir kaukėti apsauginė. Tai jeigu vaikas įsikabina, pavyzdžiui, močiutė į ranką... Tai gal tada galima ją ir išvis sunaikinti tą močiutę? Aš nežinau, koks leidimas leistas, gal ir bušti reiškia leista. Dantis išdaužyti galima seną žmogų partrenkus pardyti, galima vaiką laužyti, tampyti po grindis. Reiškia galima. Vaikas verkė, nes įsigando senelių ir Audronės Kučienės klyksmų. Dar viena pareigūnų pateikta versija. Tačiau ir ji melaginga. Aš pasakiau, kad dabar mergaitė, vaiko teisų atstovai, kad dabar mergaitė turi būti perduota mamai. Ir tada seneliai kartu su Skučienė įėjo į vidų, mama ėmė mergaitę. Ir tada automatiškai puolė seneliai ir seneliai pradėjo klykti, Skučienė iš paskos, mergaitė įsigando, gavosi triukšmas. Tokia situacija. Ir po to jau sekė griuvinėjimas ant žemės. Įraše aiškiai girdėti, kad šoko ištikta mažoji mergaitė labiau už viską pasaulyje nenori būti atiduota motinai.
Viskas. Ką aš tiksliai prisimenu, ką mergaitė rėkė, tai buvo skauda ir mama tu melagė. Aš tik žiūrėdama paskui jau filmuotą medžiagą, aš girdėjau, ką mergaitė daugiau ten apie mamą, žodžius kokias išreiškė. Tuo metu aš negaliu pasakyti, ar ką mergaitė sakė, nes tai buvo, sakau, man pačiai tokia stresinė situacija, kad aš tik norėjau pasirūpinti jo saugumu. Man pirmiausia buvo šitas svarbiausia. Per tą šmeištą ir melą, per tų dienraščių rašomą netiesą, tai visi pamiršo, kokia buvo ta pradžia. Tai kokia pradžia buvo, kad mergaitė 2008 metų lapkričio mėnesį pradėjo pasakot, kad ją 3 išgamos, 3 iškrypėliai prievartauja motinai leidos. Tai va visa ta pradžia. Ir vieno iš tų mergaitės pasakotų asmenų byla yra perduota teismui, kuri bus nagrinėjama balandžio 5 dieną šiemet. Tai visi jau pamiršo, ką ta mergaitė išgyvenus ir kas buvo atsitikę. Tuo metu namą apsupę 10 policijos pareigūnų į vidų nėjo. Akistato žiniomis jiems buvo duotas griežtas įsakymas – nereaguoti, kas bevyktų viduje, o išnešus klykiantį vaiką savo kūnai suformuoti vadinamą dėžutę, kad niekas nesukliudytų ją nuvilkti apsauginį automobilį tamsintais stiklais ir išvežti nežinomą kryptimi. Be abejo, dėžutė, ne dėžutė, aš gal iš tokius niuansus nesileisiu, bet faktas tas, kad turėjo būti pašalintos visos kliūtis, taip kaip ir numato teismo nutartis, kad šitas teismo nutartis būtų įvykdyta. Bet kokia kaina išplėšti mažąją mergaitę iš namų? Šis juodas planas greičiausiai būtų pavykęs, jei ne štai ši jauna moteris, vaiko teisių apsaugos darbuotoja Andželika Vežbavičiūtė. Antstolė nepasakė man, kad vaiko teisų specialistė, dabar mes einam vykdyti sprendimą. Jūs darysi tą, aš darysiu tą, kad tai būtų suderinti veiksmai. Antstolė su pareigūnu įėjo pirmieji patalpą, aš net negirdėjau, ką pasakė mergaitė, ką pasakė motinai, tiem žmonėm, kurie buvo viduje. Ir tada jau prasidėjo tas chaosas, kuris ten buvo. Tiesiog situacija buvo nevaldoma, niekas jos nepadėjo spręsti ir man tiesą sakant nebebuvo svarbu, kas ten su tuo sprendimu jis bus vykdomas ar ne. Man rūpėjo vaiko saugumas, nes tai buvo klyksmas, verksmas, mergaitė girdėjo šaukę skaudą. Ir tiesiog, sakau, ta situacija buvo tokia, kad aš mačiau, kad kažką aš turiu daryti, kad tą vaiką iš tos košės ištraukti. Prašau visiems išeiti. Viskas, vaikas lieka čia. Viskas, tai yra žala vaikui. Prašau visus išeiti. Viskas, baigiam vaiką. Aš nutraukiu šitą reikalą. Prašau išeiti visiems. Ir mergaitė iš tikrųjų patyrusi didelį šoką, jinai po visų tų įvykių net nekalbėjo, neatsakinėjo klausimus, ar jai skauda, ar kažkokius ką jinai jaučia, nei psichologija, nei medikam, niekam jinai negalėjo kurį laiką visiškai nieko pasakyti. Mažoji mergaitė sužalota, nubrozdinimai kakle, kraujosrūvos ant pilvo ir krūtinės. Filmuotoje medžiagoje aiškiai matosi, savo dukrą visa jėga iš močiutės glėbio bandė išplėšti Laimutė Stankūnaitė. Vaikas sako, aš nenoriu, aš neįsiu. Apsikabinęs močiutę. Tai tada pribėga Stankūnaitė, tai kas leido Stankūnaitė tempti vaiką? Tai Vaicekauskienė neleido, tempė vaiką, už kitos pusės apsauga tempė močiutę. O toliau jau, jeigu tą įrašą žiūrėtume, tai Stankūnaitė ištisai tą mergaitę tempė už pilvo, visą jėgą ją griebė. Tai aš ten ir manau, ten ir padaryti tie sužalojimai Stankūnaitės rankomis. Nes matosi, kad jinai už pilvo mergaitę visą jėgą bando nuplėšti nuo močiutės.
Tačiau antstolė Sonata Vaicekauskienė kartu su Kauno vyriausiojo policijos komisariato prevencijos skyriaus viršininku Tauriu Stauskiu nė nemanė pasiduoti. Filmuotoje medžiagoje užfiksuota, kad jie, reikalaudami įleisti į kambarį ir bet kokią kainą išplėšti vaiką iš namų, puolė grasinti vaiko teisų apsaugos darbuotojai. Paklausykite. Jūs dabar prisėmėte atsakomybę ir nutraukėte teismo nutarties vykdymą. Mes jumis įspėjame už tai. Taip, bet prašom, gerbiamą vaiko atstovę, teisių, prašomai ir užtikrinti, kad vaikas būtų perduotas man. Šita moteris dirba savo darbą. Gerai, dabar aš noriu pasakyti, daugiau mes nediskutuojam. Aš savo poziciją irgi turiu išsakyti. Aš išklausiau jūs dabar išklausot manęs. Tai, kas įvyko šiandien, tai yra vaiko teisų pažeidimas. Vaikas nukentėjo fiziškai šitoje gruntyje. Tai, kas šiandien įvyko, mes neapsaugojom vaiko, vaikui yra žala padaryta. Jūs skambik prezidentui. Ne mes, o jūs. Jūsų veiksmai nebuvo apgalvoti, kad mano veiksmai nėra. Viskas mes šiandien. Jūs dabar privalote įvykdyti. Teismo nutartyje aiškiai yra pasakyta. Mūsų veiksmai nebuvo derinti, ar ne? Viskas atvažiavome ir susiderinome, mums nėra ką. Gerai, aš negaliu irgi, aš turiu vadovą. Aš pasikalbėsiu. Ne vadovą, dabar jūs esate. Viskas, dabar jūs prašau palaukti. Parašyta jūs paderinti taip, kad vaikas su mama būtų gražiai, kultūringai šeimai. Buvo išreikšti man tiesiogiai priekaištai ir grasinimai atsakomybę dėl teismo sprendimo vykdymo trukdymo. Jau esant tenai, man tą pasakė pareigūnas Stauskis ir apkaltino mane, kad ir visos šitos grumtynės įvyko dėl mano kalties. Man paklausus, kodėl, jisai pasakė, kad aš atidariau duris ir įleidau senelius, nors aš to tikrai nepadariau. Tai jūs dabar baiminatės dėl to, kad jums grėsia atsakomybė? Iš tikrųjų nesibaiminu, nes aš dirbau savo darbą ir aš vertinau situaciją, kurioje yra vaikas ir jinai buvo iš tiesų nesaugi vaikui. Nekalbant apie emocinę žalą, kokioje atsidūrė vaikas situacijoje dėl suaugusiųjų kalties ir kad buvo jau tiesiogiai jai fizinės sveikatos sutrikdymo grėsmė, tai aš negalėjau kitaip pasielgti. O jūs savo darbuotojos veiksmus kaip vertinate? Aš tai galvoju, kad jinai elgėsi taip, kaip ir turėjo elgtis kiekvienas darbuotojas tokioje situacijoje. Viską padarė teisingai. Taip. O dabar pažiūrėkite, kaip Laimutė Stankūnaitė, lydima kaukėtų apsauginių, išeina iš Kedžių namų. Stop. Pažiūrėkite dar kartą. Štai jos veidas. Jokių sužalojimo pėdsakų. Tačiau po 2 dienų, sekmadienio vakarą, Lietuvos ryto televizijos eteryje, Stankūnaitė pasirodė su didžiulė mėlyne po kairiąją akimi. Negana to, ji pareiškė, kad ją sumušė Drąsiaus Kedžio tėvas, 75 Vytautas Kedys. Niekas ją nesumušė. Taigi va žmonės išeinančią ją iš mūsų, žurnalistai, Tele3 žurnalistai, da kažkas nufilmavo, jokio jinai išbalus, jokio sužalojimo, jokio raudonumo, nieko. Kas iš tiesų sumušė Laimutę Stankūnaitę? Garliavos dramos šokiruoti žmonės ėmė svarstyti įvairias versijas. Paklausykite, ką rašė interneto komentatoriai pamatę neva Vytauto Kedžio sužalotą mažosios mergaitės motiną. Aš taip ir sakiau, neįvykdė užduoties, mergaitės nesugebėjo paimti, tai nuo savo gorilų gavo į kailį. Tai ką, apsauginiai smogikai trenkė į akį šitai, dabar auką bando vaidinti. Jeigu net pats vaikas motina šlykštynę vadina, o vis tiek ją nori pagrobti, tai kur tai matyta? Kaukėti apsaugos darbuotojai, turėję saugoti mažąją mergaitę ir jos motiną nuo fizinių grėsmių, patys paleido į darbą kumščius. Ant žemės koviniais judesiais partrenkė Laimą Kedienę. Vienas jų smogė Audroniai Skučienei į veidą. Tai ne pareigūnų, o mafijos smogikų elgesys. Vienas per kitą kalbėjo pasipiktinę žmonės. Primenu mūsų laidos klausimą, ar galime grąžinti mergaitę Stankūnaitei neišnagrinėjus pedofilijos bylos. Skambučio kaina 1 litas. Pinigai surinkti jūsų balsavimo metu bus panaudoti kilniam tikslui. Už juos bus įrengtas vaikų apklausos kambarys, kad tokie nukentėję vaikučiai kaip mažoji mergaitė turėtų kur papasakoti tiesą apie savo skriaudėjus ir jais pagaliau patikėtų. Dabar trumpa reklama. Netrukus tęsime laidą.
Kaukėti apsaugos darbuotojai, turėję saugoti mažąją mergaitę ir jos motiną nuo fizinių grėsmių, patys paleido į darbą kumščius. Ant žemės koviniais judesiais partrenkė Laimą Kedienę. Vienas jų smogė Audronei Skučienei į veidą. Tai ne pareigūnų, o mafijos smogikų elgesys. Vienas per kitą kalbėjo pasipiktinę žmonės. Baisiausias tas momentas, kad tie apsaugos darbuotojai, kurie neva virš 2 metų saugoja mergaitę, kurie gyveno čia net ir mūsų namuose kelis mėnesius, tie patys apsaugos darbuotojai ją prievartą tempia. Tai jų funkcija yra apsaugoti mergaitę, fizinė mergaitės apsauga. Jų funkcija apskritai nėra teismo sprendimo vykdymas. Aš manau, jie netgi negalėjo mergaitės tempti. Žmonės toliau budi Garliavoje. Bet kurią minutę į duris gali pasibelsti policijos pareigūnų lydima antstolė Sonata Vaicekauskienė. Jai teismas leido mažąją mergaitę paimti beveik kiaurą parą, nuo 6 ryto iki 10 vakaro ir net savaitgaliais. Ar kam nors įdomu, kad 8-metė krūpčioja nuo kiekvieno garso ir bijo atsiplėšti nuo artimųjų, senelių ir tetos. Ir vakar, kai grįžau ir jinai man sėdėjo jau namuose ant kelių, tai aš, kai su manim, tai jinai geriau jaučiasi. Ir vėl beldžia į duris, kad atėjo neva Vaicekauskienės Stankonaitė ir tas advokatas Černiauskas, bet Vaicekauskienės nebuvo, bet aš maniau, kad Vaicekauskienė, aš sakau, įleiskit, nes tai neįleist negali. Tai mergaitė rėkia, neįleiskit, užrakinkit duris, neleiskit jų. Nu, tai ar toks yra normalus Kondratjevo sprendimas, ar toks skubus vykdymas, ar toks tas prievartos nevartojimas vaiko atžvilgiu, jeigu vaikas klykia, neatidarykit durų motinai. Žlugus drastiškam mėginimui išplėšti mergaitę iš namų, antstolė pareiškė pasiduoti neketinanti. Kitą kartą tokių klaidų nekartosime, vaikas bus paimtas, pareiškė Sonata Vaicekauskienė. Tačiau su akistata antstolė bendrauti atsisakė. Aš sakau dar kartą, aš nekomentuosiu, prašau uždaryti duris ir apleisti kontorą, nes aš iškviesiu policiją. Kodėl taip skubama bet kokią kainą paimti mažąją mergaitę būtent dabar? Atsakymas vienas. Balandžio 5-ąją turi būti atversta pedofilijos byla, kurioje vienintelė nukentėjusioji ir liudininkė mažoji mergaitė. Arba jos iš karto bus išvežtos abidvi, jų niekada niekas nematys, arba antras variantas tai mergaitė. Bus prileista vaistų, bus padaryta psichiškai nesveika, ūsas išteisintas, bus sugalvota, kad pasakyta, kad mergaitę prievartavo tėvas, arba mano vyras, arba dar kažkas iš artimų asmenų, kad Neringa liepė sakyti. Ar jie ateis su dar didesnė smogikų armija? Jėga šalins visas kliūtis, trukdančias paimti mažąją mergaitę ir išvežti nežinomą kryptimi? Tik kas atsitiks, jei ta kliūtimi įvykdyti beširdišką teismo sprendimą taps pati mažoji mergaitė? Ačiū visiems, kas laidos metu skambino ir pareiškė savo poziciją. Pinigai, kurie buvo surinkti už jūsų balsavimą, bus skirti kilniam tikslui. Už juos bus įrengtas visus standartus atitinkantis modernus vaikų apklausos kambarys, kuriame nukentėjusių mažamečių bylas tyriantis pareigūnai galės išklausyti vaikų liudijimus ir laiku pradėję ikiteisminius tyrimus už grotų tupdys mažylių skriaudėjus. Galbūt nors tokiu būdu didžioji mažosios Garliavos mergaitės tragedija ateityje padės tokių nežmoniškų kančių išvengti daugybei kitų vaikų. Šiandien viskas. Akistata vėl eteryje lygiai po savaitės. Mes ir toliau sekame įvykius. Susitiksime kitą trečiadienį. Iki.